Populiarus, pats populiariausias difuzorius, ką siūlome, tai gali būti baltas arba juodas šiai dienai. Tai specialaus plastiko, negelstantis plastikinis difuzorius, neturintis papildomo žiedo, labai lengvai montuojamas, labai lengvai reguliuojama srautu. Galima sureguliuoti kiek jam tiek toro. Vienodų kantelių, labai lakoniškai gražiai atrodantis lubose įdėtas. Labai paprastas ir greitas montažas. Taip pat turi savyje oro tokį nukreipimo kampuką, kad jeigu jis yra sumontuotas kampe ir mums oras tiekiamas į užuolaidas ir kažkokį kampą, mes galime jį nustatyti, kad srautas neitų į tą pusę. Taip? Tai turi tokį tvirtinimo žiedą. Tai kas yra, mums nereikia jokių varžtų, papildomų tvirtinimo laikiklių. Jisai labai paprastai įsideda į difuzorinę dėžutę. Difuzorinė dėžutė būna pritvirtinta prie lubų, jinai apsisiūna gipsu, prisipjauna šita dalis, kad būtų lygiai su gipsu. Ir paskui jau ateinant laikui difuzorių montavimui, mes jį paėmam, įstatome ir turime galutinį produktą. Gražų, paprastą, lengvą ir labai nebrangų sprendimą. Taip pat gali būti juodas, plastikinis, lygiai taip pat. Jeigu kažkokios patalpos special, juodas, pareguliuojam ir sprendimas juodo difuzoriaus.